Jau! Sveiki, aš esu Gedas ir jūs žiūrite Slashą. Šiandien mes ant stalo turime Panasonic Nepavadinčiau tai kolonėlę, tai labiau prietaisas, kuris viską paverčia kolonėlę. Jau. Wireless speaker system, Bluetooth. Shake your world with amazing bass. Transform objects into loudspeaker. Pakratyk savo pasaulį su amazing basu ir viskas gali būti kolonėlė. Šone galima rasti, kur naudoti, kaip naudoti, ką daro ir kad galima sujungti su kitomis kolonėlėmis laidu. O čia įdomiau, RPK 3100-2. Tikrai sujaudina. Ir viršuje randame, šitas gal geriau pravartas, kita kalba. Ir čia randame pačią kolonėlę su apsauga, pačią kolonėlę, sunki, ir laidą. Ant viršaus matome lipduką, kurį tikriausiai visi ir nulipdys, nes estetika kokia ir... Toliau ant viršaus matomas Bluetooth mygtukas, patylimo, pagarsinimo ir būsto. Būstas, kaip paspaudė, jisai įjungia daugiau žemų, mažiau aukštų. Pala. Ja, daugiau žemų ir lygiai tiek pat aukštų. Just made clear. Aš asmeniškai manau, vis tiek visi klausysis ant būsto jungto. Kodėl ne? Toliau priekį randama čia plastikas, bet atrodo kaip metalas. Ir tada aplinkui pačią kolonėlę iki pusės eina LED mėlynas, kuris nuo garso nevibruoja, mirksi, reaguoja į garsą, blizgus matinis paviršius, randamas jungimo mygtukas, baterijos LED, kuri parodo, ar kolonėlė tuo išsikraus. Čianai po guma yra visas I/O, micro USB, AUX in 3,5 mm ir audio outas, basic. Ir aišku, užsidengia su šita guma dėl to, kad ši kolonėlė yra atspari vandeniui iki tam tikro lygio. Ja galima apipurkšti, lietuje gali biškai jinai pagyventi, pabūti, pagroti, į vonę neįmesi, duše jos nepaklausysi. Tai jo. Ir pati kolonėlė. Ši kojelė yra kolonėlė. Jinai prisilipdo prie paviršiaus paprastai ir jinai vibruoja. Ir kolonėlė yra būtent dėl to sunki, kad sugebėtų savo mase išjudinti stalą ar bet kokį kitą paviršių, ant kurio jinai yra uždėta. Ir kaip ir viskas. Stalas bus kolonėlė. Jau. Tai vat. Na bet iš tikrųjų mums nerūpi, kaip atrodo. Labiau rūpi, kaip jinai sugeba tai padaryti. Todėl mes dabar sporuosim ir pasižiūrėsim. Kai kurie dizaino sprendimai netokie geri. Dabar reikia ją įjungti, spausti, palaikyti 2 sekundės. O, gerai. Išskrovė. Paskrovė! Yes! Jo, prisilipdo prie paviršiaus labai stipriai. Bet pasuko. Garsas nėra įspūdingas, tačiau wow! Bus mygtukas, galiu greit parodyti. Klausykitės. Garsas, kaip sakau, tikrai nėra įspūdingas, tačiau wow. Ta prasme... O, greitai. Garsas tikrai nėra įspūdingas, bet keista, kaip tokia kolonėlė sugeba padaryti tokį garsą iš stalo. Išgauna tokį garsą iš stalo. Draugų kompanija gali padėti pasileisti ir fone bus daugiau negu sočiai. O dabar, ką tik pastebėjau įdomus dalykas, kai pasieki garso limitą, supypsi. Nereikia maigyti. O čia maksimumas, nežinau. Supypsėjo. Viskas.
Aišku, bet aišku, ant stalo veikia. Ar veiks? Ant kolonėlės. Neveikia. Neveikia, va. Turiu kolonėlę, bet realiai neturiu kolonėlės. Ne problema. Net jeigu neturi namuose stalo, neturi kitos kolonėlės, nieko neturi, net namų neturi. Kolonėlė ateina su dėžutė. Gyveni šiukšliadėžiai. Netgi dar geriau! Vienas įdomus dalykas, jinai tikrai prilimpa, bet ar jinai prilips prie kažko ir gros vertikaliai. Išsiaiškinkim! Yeah! Music Radiator! Aišku, ne taip tobulai laikosi. Geras daiktas, garsas nestebuklingas, bet jinai egzistuoja ne tam, kad skleistų stebuklingą garsą, tam, kad viskas skleistų garsą. Taip Stas, ir taip gali skleist garsą, bet jis neskleidžia muzikos, kaip su šiuo daiktu ant jo. Šiaip bendrai pašnekėjus, jinai yra bluetoothinė, beveik. Tai reiškia, turi savyje bateriją. Krausis 6 valandas, naudojant veiks 12 valandų. Ir parašyta, kad galima bus pakrauti nuo 0 iki pilno 500 kartų. Tai nereiškia, kad pusiau išsikroviai, kišai pakroviai ir tai skaitos kaip pakrovimas. Ne, grinai nuo 0 iki 100. 500 kartų galima pakrauti. Tai neatrodo daug, bet dabar pagalvokim. Kiekvieną dieną iškraunama kolonėlė, po 12 valandų klausomasi. Per visą šios baterijos negyvavimo laiką, bet iki tol, kol pradės degraduoti visas performances, praeis metai su pusė ir daugiau. Todėl tai nėra toks jau ir mažas skaičius. Pačiose instrukcijose vartotojai yra aprašę, kaip pakeisti bateriją. Tai ir nėra toks didelis minusas. Jeigu siekit garso kokybės, tai pirkinys ne jums. Norit pasirodyti draugams? Ačiū, kad žiūrėjote dar vieną mūsų Slešo laidą. Šį kartą apie Panasonic kolonėlę, už kurią norėtume padėkoti Augminai, kad suteikė galimybę ją apžvelgti. Ir susimatysime kitą kartą. Iki!